Gal ir pasitraukė kalendorinę vasarą iš mūsų nūdienos, tačiau šilti, o tiksliau net karšti orai palikti Klaipėdos visai nesiruošė. Panašu, jog ir poilsiautojai vis dar gyvena atostogų ritmu, tad keltai į Smiltynės pusiasalį plukdo gal ir šiek tiek mažesnės, bet jau gerokai labiau įdegusių žmonių mines. Bet mes ne apie vasaros kaitrą rudens pradžioje, o apie istorinės vietovės mūsų krašte, apie kurių buvimą, galbūt, turėjo teisę nežinoti ir tikras klaipėdietis. Tiesiog netaip lengvai pastarosios pasiekiamas ir netaip ryškiai matomas. Bet apsilankyti čia verta, vien dėl galimybės pabūti su gamta ir jos nuglūdinta istorija, po kurios storų sluoksnių išliko gynybinių pakrančių baterijų tvirtinimai ties klaipėdiečiams gerai žinoma sala, vadinama Kiaulės nugara. Tokio tipo gelžbetoninių bunkerių aplink Klaipėdą tikrai ne vienas. Tai buvo sudarytas gynybinis žiedas Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą aneksavus Vokietijai. Nors Smiltynės pusiasalis pakankamai išvagotas įvairiais gelžbetoniniais bunkeriais, tačiau Antrojo pasaulinio karo metu kovos vyko tik šiaurinėje jos dalyje. Tad taip vadinami alksnynės bunkeriai išliko pakankamai geros būklės. O siekiant atkurti to meto autentišką aplinką, ir ne tik, neabejingi istorijai entuziastai čia prisidėjo įvairiomis iniciatyvomis. Tad šį kartą mes siūlome apsilankyti nuo eilinio praeivio akių, nutolusiuose vos 4 kilometrus į pietus nuo Naujosios Perkėlos, jau 90 skaičiuojančiuose gynybinėse įtvirtinimuose, ir nusileisti į to meto bunkerį, prieš lėktuvinių pabūklų šaudmenų saugyklą, kurioje veikia meninė šviesų instaliacija. Bei visai šalia, prieš metus atkurtas istorinis objektas. Tai 1939 metais iškasti apkasai turėjo tarnauti kaip pirmoji gynybinė linija, kuri turėjo dengti šalia įkurto bunkerio prieigas. O mes, tęsdami savo iniciatyvą, parodyti kuo daugiau Klaipėdos ir jos apylinkių jums, tikimės grįžtamojo ryšio. Kaip visada, jūsų patiktukų, komentarų ir nepamirškite šiais vaizdais pasidalinti su draugais.